Sveikinuosi su jumis iš buvusios rytų Vokietijos. Tai čia buvo vokiečių ateities ginklų laboratorija ir bandymų poligonas. Čia buvo bandymai atliekami, kuriant pačias pirmasias raketas. 2600 hektarų, tai čia manau, kad viską apeiti turbūt neužtektų mėnesio. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas. Aš Arūnas sveikinuosi su jumis iš Lenkijos ir grįžau aplankyti dar vieną objektą, apie kurį laidą jau buvau daręs. Požemis vokiečių gynybinė linija Regenwurmlager, arba kitaip tariant Ostwall. Tai yra linija, kurią Hitleris statė tam, kad apsisaugoti Berlyną nuo galimų puolimo iš rytų, iš Rusijos. Šiandien man laidoj padės jums jau žinomas žmogus, Lenkais. Sveiki. Tomas. Taip. Vardas Tomas tavo, ne? Taip. Nes aš tai žinau kaip Lenką. Ne, juokauju, atsimenu Tomas. Kuo šita vieta ypatinga? Tuo, kad tai nėra bunkeris prijungtas prie bendros sistemos, taip. Jisai atskirtas nuo bendros sistemos ir šita tvirtovė buvo skirta vadovybei, ne, aš kaip suprantu? Aukšto rango pareigūnams. Ir jinai, kaip supratau pagal prašymą, tai jinai neturėjo net ir būti sujungta su pagrindiniu sistemu. Ok, ir dėl to jinai mažiau lankoma ir mažiau žinoma, taip. Nes, tiesiog čia jinai kaip nuošalesnė. Kaip tu gavai informaciją apie šitą? Čia vietiniai kažką įsikūrė savo? Facebook'e esu vienoje tokioje uždaroje grupėje ten ir... Lenkų. Ilgai galvojau parašyti ir nusprendžiau prieš kelionę kelias dienas likus parašyti. Parašiau vienai administratoriai tais grupės. Galvojau, kad jinai mane pasiūs turbūt velniau, bet jinai atrašė, aš jai parašiau angliškai, jinai parašė, kad aš angliškai nesuprantu, jinai man atrašė lenkiškai, bet atrašė būtent tai, ko man reikėjo, bet atrašė ne apie šitą vietą, apie kitą vietą, kur vėliau važiuosim. O dabar jinai o tada aš jas paklausiau dar apie, girdėjau apie dar vieną vietą, kur nesujungta su sistema bendra. Jinai iš karto man parašė koordinatės, atsiuntė šitą tašką, kur dabar ir bandysim patekti. Ok, tai mes dabar čia dar nelabai žinom, kur tas taškas yra, ne aš kaip suprantu, nes mes... Du taškai yra kažkur apie 300 metrų spinduliu. Tai čia yra dvi tvirtovės, jos požemės yra sujungtos ir mes nežinom... Požemiuose buvo sandėliai ir karininkų miegojimo vietos. Bet mes nežinom, pro kurį mes tiksliai eisim, ne? Okay. Nes vienas buvo skirtas apšaudimui, kitas buvo skirtas patekimui, kuris dabar negaliu pasakyti. Supratau. Gerai, tai eisim pasivaikščiosim po miškus, ne dabar? Taip. Ok, Hebra ruošiasi, pakojasi daiktus, plaukus tvarkosi, apsiauna guminiais batais. Lenkas, tu su guminiais? Su guminiais, nes vandens gali būti, ne? Taip. Gerai. Donse taip brisi, ne? Jūs taip varysit. Taip. Jis sakė, gali būti 20 comų vandens. Yra baklių. Turi. O tu? Aš nepasėjau. Ok. Pagal aprašymą, kurį radau internete, tai dabar portas, į kurį einam, tai jisai patekimo neturėjo, jis buvo tik gynybinis. Bet pagal mano turimų duomenys, būtent per jį tik ir galima patekti. Jis susprogdintas ir likęs nuskylęs. Bet tenais Lenkai kažką jie pasidarė čia vietinė, ne? Tu sakai, ten jie piknikus darosi. Taip, prieš savaitę piknikavo, šašlykinę pasistatė. Apačioj bunkerį? Ne, viršuj, prie bunkerio. Ok. Tai takelis čia yra kažkoks? Nelabai gerai žinom, kur eit, tai tiesiog ieškom miške takelių ir galvom, kad gal kažkuris takelis turėtų, žiūrėk, čia, matei? Kažkuris takelis turėtų kažkur mus nuvesti. Žiūrėk, tvora padaryta. Ojei, žiūrėk, yra. Čia tas išgriuvęs. Jie net užkabinę planus yra savo prašymais. Bet tai kai mes čia į apačią nueisim? Geras. Bet tai jie čia normaliai, žiūrėk, laiptus padarė. Geras. Žiūrėk, čia jie tiksliai planus padarė. 754. Bet jisai čia apsprogdintas biški buvo, ne? Taip, čia susprogdino juos. Tai jisai čia įėjimo ir neturėjo būti, čia buvo tik tai gynybinė. Taip, pasitraukdami susprogdino. Patys. Taip. Einam iškart į požemius einam, ne? Taip. Bet tai palauk, čia jos pastoja užmūrė kažkas, tengi negalima lankytis. Va čia žiūrėk, schema yra nupaišyta. Čia žiūrėk komunikacinis, va. Čia šitas būtent yra komunikacija. Tualetas. Geras. Žiūrėk, tulikas išlikęs. Jisai biškiai apgriuvęs, bet... Tualetas turėjo būti. Va, žiūrėk, kanalizacija. Jo, čia parašyta. Šitie tualetai buvo nuotraukai. Bet dar buvo didesnis. O čia ventiliacija tada yra? Čia turbūt nuvamzis toksai jo. Ten sprogė kažkas. O čia... Commander room. Čia žiūrėk, Čia bokštelis apšaudimo buvo. o čia vado kambarys.
šitas konkrečiai yra vado kambarys. O va ten apšaudimo užtenka. Čia vanduo. Tai plius minus įsiaiškinom. Paskirtį patalpų įvairių. Dabar pabandysim leistis turbūt į požemius ir patekti į kitą bunkerį, kuris neturi išėjimo į lauką. Nu, pažiūrėsim. Šita patalpa laiptinė. O čia sugriuvus patalpa, čia nieko nėra. Ventiliacija. Čia mes matom pagrindinį patekimą į požemį, ne? Taip. Viršui bunkeris, o čia turėjo būti senos... Ir mėtinės durys turbūt įspėjo, bet sunkias ir storos turbūt nes. Jo. Pagal vyrių dydį tai čia tikrai turėjo būti rimtas. Ok, bet čia dar mes nesam pačiam požemį, ne? Čia dar... Ne, požemis ten apačion. Ten matau dar kažkas prasikasęs buvo turbūt tunelį, o čia gali žiūrėti žemyn. Gylis nėra toksai kaip visos sistemos, nes jinai nebuvo planuota sujungti su visa sistema. Ai, čia maždaug koksai 20 metrų. Nu, panašiai turbūt. O visos sistemos gylis yra 80 metrų, ne? Nuo 50 iki 80, nes reljefas labai nelygus turbūt. O čia dar yra kažkoks dar kambariukas. Ai, bet čia užgriuvęs. Bet prasikasta kažkieno. Ai, čia žinai kas, čia yra amunicijos įleidimo šachta. Ir čia pakraudavo amuniciją į čia. Nes jisai į paviršių visai išeina, matai, sustiprintas dvigubai. O tenais patekimas. O matai, liukas. Va per kur pribirėja žemė. Gerai, nu tai leidžiame žemyną, ne? Žiūrėk, tenais yra ventiliacijos vamzdžiai, ne? O čia yra storasienis su hermetiškai uždaromam. Tai yra tarpinė išlikus. Aš manau, kad čia generatorių buvo išmetimo, nes karštas oras turėjo eiti per juos. Čia greičiausiai šitas atskirai savo generatorius turėjo, o čia elektros skydinė buvo. Jo, vamzdžių originalas išlikę. O netekis iš viršaus. Visoje sistemoje niekur nemačiau. Visoje sistemoje, jo, visa sistema yra pakankamai daug išvaikščiota, išlandžiota žmonių ir metalistų ir jinai yra labai smarkiai vandalinta ir joje tikrai beveik niekur nėra išlikę nieko autentiško. Čia šitame bunkeryje mes matom, bent jau dabar, matom durų staktus yra išlikusios, ventiliacijos sistema, vamzdynas. Tvarkinga visai laiptinė. O, durys likę. Aha, taip, metalas yra perplėštas. Jo, čia sprogimo banga. Ai, žiūrėk, vyriai tokie patys kaip viršui. Tai reiškia, viršui buvo durys lygiai tokios pačios. O čia va į viršų šachtą nusileidimo. O čia kas? Nežinau, čia kažkokia gal vamzdynas praėjo kažkoks, bet nu tokio dalyko visoje sistemai niekur. O čia? Ai, žiūrėk, čia jisai kur? O smėlis praskylė, tiesiog pats bėga, kaip vanduo. Bet žiūrėk, čia ką, jisai eina tuneliai toliau kažkur? Sistema, kadangi nebuvo baigta iki galo padaryti, tai daug kur, visoji sistemai taip pat yra pagrindiniam tuneliu. Labai daug kur užmūryta, žmonių kasta, bandyta. Vienoje vietoje tik iš tikrųjų buvom radę bendroje sistemoje tunelį, kuris yra užmūrytas ir už jo eina tunelis ir kitoje pusėje vėl išmušta skylė ir išlendi į kitą vietą tunelio, nors bendrai aplink susijungta. Tai ir čia irgi, kadangi buvo sistema, turėjo būti labai didžiulė, tai manau, kad nepabaigė užmūrė, kad neužgriūtų žemėm, nes nu, vis dėlto gruntas. Jo, byra, smėlis byra toje vietoje. Kaip vanduo subėgęs. Žiūrėk, didysis tunelis į kitą tvirtovę, ne? Galo nesimato beveik. Tai žmogus atėnus apieštas. Atrodo, čia toks Drakula. O čia žiūrėk į šoną, čia vietinis. Ai, čia sandėliai. Tai čia aš kaip suprantu, ta, kur tu matei internete nuotraukas,
Jo, čia prie ploto gultų buvo mėgmaišių mėgoja žmonės. Čia jų nakvynės vieta, jie čia atvažiuoja. Nu čia fainai pasidarė. Norėtumėt nakvoti tokioje vietoje, padaryti stovyklą. Atsargiai čia kai kurių lentų trūksta. Ai, lūžusios lentos. Gerai. Ir dabar kainam į pagrindinį tunelį, ne? Ir turėtumėm patekti į kitą bunkerį. Ir vėl lipsime viršų. Daug kur tuneliai yra šiek tiek žemesni, lubų aukštis yra tas pats, bet grindų aukštis yra aukštesnis, smėlių yra prinešta, nes čia visur aplinkui gruntas yra smėlis. Ir kai kur yra trūkimai arba skylės kažkokios, tai lietus smarkiai lyjant vanduo prineša smėlio į pačius tunelius. Todėl kartais reikia eiti pasilenkti šiek tiek. Dabar pagalvok, kaip kasimo darbai galėjo vykti tokiam grunte. Aš neįsivaizduoju, nes, ta prasme, jie neiškasė ir kad paskui užbetonavo ir užpylė, jie rausė, kaip šachtą darė. Dalį tunelių kasė ir užpilinėjo, dalį tunelių po to. Tai šitas vėliausias, tai šitas buvo kastas uždaruoju būdu garantuotai. Kaip jie sugebėjo kasti smėlyje tokius tunelius, aš tai neįsivaizduoju irgi. Įsivaizduoju, klainys kažkoks važė. Ką radot? Čia. Jaučiu. Ką? O, geras. Kokio skaidrumo vandenėlis. Kiek metų šitai sistemai? Šita pastatyta 38-39, pati vėliausia dalis. Ir drenažo sistema puikiausiai veikia. Čia sausa. Čia visiškai sausa, o pačioje vanduo matosi teka. Fantastika. Oi, ten gale kažkokia čiūčela. Nu, dabar patenksime į pagrindinį šitos šilt pavadintos Tvirtovės. dalį. Ok, pagrindinė tai Tai va čia turbūt ir buvo tie sandėliai ir... čia kambariai. Ir ten, o ten žiūrėk užlipimas į viršų. Turbūt į fortą bus į viršų. Į viršų. O žiūrėk, reikia, yra vokiški užrašai. Zudan, Ruchen, Rumen. Ruchen, Rumen. Rūkimo kambarys. Ai, žiūrėk, čia miegamieji. Išlikusios metalinės konstrukcijos čia vadėjosi lentynose, ne? Aš kaip suprantu. Ir čia, žiūrėk, dar toliau eina. Žiūrėk, suolai. Ha, geras. O, ten žiūrėk tualetai. Matai, toliau nuo patalpoj. Tai ten mūsiškiai ateina iš anos pusės. Ventiliacija į kitą aukštą. Čia laiptinė, o čia? Nu, aš sakyčiau, čia tualetė buvo, informacija tokia radau. Čia prausykla, man atrodo. Čia gal ir prausykla buvo, nes tualetė šiek tiek kitokios formos. Čia kriauklės turbūt buvo. Aha, tai mes iš šito, ką mes čia matom, galim daryti prielaidą, kad čia yra antram aukšte kareivių gyvenama vieta. Kareivinės buvo. Gal čia greičiau apačioje aš galvoju, kad bus kareivinės. O viršui buvo toksai, va, jeigu čia buvo klausyklos, tai galbūt buvo, nu kaip sakyti, gal ten sandėlys buvo koks nors. Nes čia buvo sandėlys ir gyvenamas patalpos. Aš tai, žinok, sakyčiau, logistinių klausimų, tai gal patogiau būtų, kad nereiktų krovinio nešioti viršų, nes mes nematėm šachtos užkėlimo. Čia tik tai 2 laiptinės, tai čia ko gero buvo kareivinės ir dušai, o apatinė dalis buvo skirta sandėliavimui. Karininkai gyveno, apsaugiantis personalas, o nas bunkeris gynyba. O va šitas va plyteles esu skaitęs straipsnį, va būtent va šitas plyteles kolekcininkai iš vienų bunkerių visas pavogė. Autentiškos dar Hitlerio laikų gamintos. Hermetinės durys dar vienos, matai? Tokios pačios sunkios. Betoną pažiūrėkit. Betono sluoksnis. Tu jauti, kad čia, kur mes dabar jom temperatūra yra kitokia? Čia turbūt išėjimas į lauką bus. Taip, turbūt turėjo būti. Turėjo būti. Tai dar kiek aš skaičiau, tai čia dabar turėtų būti 3 aukštų po žemė, lyg tai bunkeris dar.
To prasme, dar 3 savo, tai mes... Ta prasme, viršui, ta prasme, trijų lygių turėtų būti, ar 3 kažkaip. Ai, tai mes čia dabar, kur buvom, tai čia ir buvo 2 lygiai po žeme. Čia bus didesnis šiek tiek. Ai, dar vienas? Jo, fortas bus. Išlindimas tai bus pro fortą. Nes čia tai var buvo tos patalpos kažkokios, tai kur buvo ir rašė, kad tipo turi būti. Azarniai buvo po žemę, buvo saugykla. O dabar nueisim į tą sekantį fortą. Taip, lauk, čia dabar 3 fortas bus. Ne. Čia mes dabar kur buvom, tai čia po žemę tarpinis taškas. Ai, Taip. supratau. O, Aidas dingo. Žiūrėk, čia buvo Aidas. Žiūrėk, toj vietoje, va, žiūrėk. Aidas, viens. Čia vėl yra Aidas, o čia Aido nėra. Šitoj vietoje nėra Aido. Geras. Mistika. Koridoriaus galas. O, ir vėl laiptinė. Opa, žiūrėk, laiptukai gilin. Ai, tai čia tokia pati. Laiptinė į viršų. Lipam? Aha, tai čia nelabai kas ir yra išlikę. O čia, žiūrėk, laiptai susprogė ir padarytas kopėčius į viršų. Ai, viskas paviršius. Man atrodo, truputėlį paskubėjau atsisveikinti su jumis, nes išlindom į viršų pro tos laiptelius. Ir čia yra įdomus dalykas, tai yra viršutinė tos tvirtovės dalis. Jinai sugriuvus, aš tik tai parodysiu pagrindinio pabūklo angą, kaip atrodė ir dar vienas toks įdomus dalykas. Pasižiūrėkit. Čia va viskas susprogdinta. O čia va patekimas. Patekimas buvo šone, o čia buvo pagrindinio pabūklo anga. O čia pabūklo ventiliacijos. O čia va toj skylėj stovėjo patranka. Pasižiūrėkit patrankos apsaugai, kokio storio metalas. Čia vientisas metalo gabalas. Kažkas bandė pjaut. Aš neįsivaizduoju, su ko čia turbūt su gal vandensrovė bandyta pjaut. Jisai čia sprogimo truputėlį apgadintas. Matosi, yra trūkimas, bet va čia visur buvo vientisas metalo gabalas. Matomai, kaip susprogdino šitą visą bunkerį, tai metalo gabalas atsivėrė ir tada į čia atvažiavo ir nupjovė metalistai. O įmas į bunkerį tenais truputėlį šonė buvo. Tai va, kolektyvas. Dabar jau manau, kad tikrai galima baigti. Čia įėjimas, ne? Ai, laiptai yra išlikę. Čia tas liūnabdžių stiliaus pas spastai yra. Va čia pakeldavo dangtį. Ir va čia buvo polai su aštrus padėti. Ir kai priešas eina, atidarydavo ir, kad negalėtų praeiti. Tai dabar manau, kad tikrai jau galiu atsisveikinti. Baigiam laidą. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kitose laidose. Ate. Visa. Antrą kartą gyvenime atvažiavau į tą pačią vietą. Vokiečių statytą gynybinę sistemą Regenburg-Blager. Didžiausia pasaulyje požeminė miesta, kur koridorių ilgis, tunelių požeminių ilgis yra apie 30 km. Daug kas pasikeitė, bet atsirado dar vienas įėjimas ir dabar pabandysiu patekti į tos požemius iš kitos pusės.